rytas iš palapinės. Atsikėlėm, jau yra 7:30. Šiandien gerai miegojom. Iš tikrųjų nelyjo naktį. Toksai gera vėsuma. Vietelė šiandieną miegam pasakiška, nes nesinori keltis. Kai surandi gerą vietą, teisingai pastatai palapinę, tai noris gulėti ir grožėtis šito visų vaizdeliu. Žiūrėkit, kaip šiandieną mes miegam. Andrius irgi ant skardžio su vaizdu į žeimeną. Šiandien pakankamai ramu buvo. Buvo stirna, girdėjau. Čia kažkur už palapinės atėjus žolę pešiojo. Paskui pamatė panašu palapinę arba kažką apsisukom, išgazdino. Tai nubėgo į mišką. Paskui vėl kropšnojo, girdėjau tą žolę. Vakar pažiūrėjau pagal žemėlapį. Tai nuo Švenčionėlių iki Pabradės šitą žemėną tokia žiauriai laukinė. Nėra gyvenviečių labai daug. Tai nežinau, ką pavyks šiandien prifilmuoti. Su elektra bėdų turim. Pas mane visi šitie powerbankai tušti jau. Andriaus telefonas viskas numiręs. Šitas dar yra 60%. Tai nežinau, jeigu jau bus iš vis bėda, saulės nebus, nes turiu saulės panelės, o reikėtų kažkaip bandyti pasikrauti. Tai tada reiks naudoti drono baterijas. Jau čia blogiausiu atveju, bet tada nebus drono kadrų. Tai taip įdomiai. O prognozija taip niekur nežada gero. Tokia bus apsiniaukę, debesuota. Protarpiai saulė išlys. Tai va, bandysim gaudyti saulės spindulius visus, kad bent kažkiek turėti ryšio. Dėkui, bandom šiandien iki Pabradės paliekti. Gal pavyks, gal nepavyks. Norėtųs ir pažvejot. Tai va, žiūrėsim, kaip čia bus. Kol kas tiek. Mūsų rytinės procedūros tokios. Bandom gaudyti saulės, kurios nėra beveik, bet gal kažką prigaudys. Reikia būtinai nusimti rytais tentą viršutinį nuo palapinės, nes ten iš vidaus prirasoja kondensatas, tai kad tas vat išdžiūtų, šitas tie lašeliai. Geriausiai atsikėliai, nusiėmiai, pasitėsiai, jisai pradžius, tai tas vis tiek dėsis ant baidarės. O šitą va visą daiktą jau tada sausą pakuoji į palapinės maišą. Kaip yra gerai, kai mėgi gerai vietai. Į vitaminų galima rasti aplink, va čia pilna yra mėlynių, žemuogių,
Ten bruknių kažkur mačiau, tai, bet bruknių dar nėra. Viską susitvarkom, visą savo jauvalyną, susimetam į savo draugelės ir 9 valandas ryto pasileidžiam. Dar nepaminėjau, kad pusryčiam valgiam žyrinius sriubos užpilamos. Tai šiandien šausim su vėjeliu. Nu va, kokie gražus žeimenos skardžiai. Čia irgi vat ideali vieta miegojimui. Baidarę pasidėjai, ant viršaus ten palapinės pasistatėjai. Yra kur pažvejoti ir kur nusimaudyt. Tai dabar plaukiam taip, pažvėjuodami, pasižvalgydami, ramu, ne per karštą, bet upė būna vietomis tokia nemaloni visiškai, o vietomis labai gerai. O, čia bus ką veikti, čia viskas reikia krauti šmutkės ir bandyti praplaukti pro tą visą reikalą. Kareivišką davinę riešutus ragauju. Nu į kaip? Nenoriu būti kareivis. Papliek. A tai pala, pirmą kartą valgiai šitą kareivišką davinį? Aha. Nu į? Nu, geriau negu nieko neės. Faktas. Pabandysim, amerikietišką turiu dar. Taip galėsim palyginti. Va, saulė biškeliai tai išlenda, tai papliurškė lietutis, bet dabar taip pakankamai komfortiška plaukti. Ne per karštą, ne per šaltą. Liuks. Lekam, minam. Kabliuojam, ne? Eina savo, kokie čia skardžiai. Ulala. Šiaip vietomis ta upė atrodo tokia nuobodi, bet vietom tokie, vat jo, įsižiojęs. Plauki ir žiūri, visur sakau, tai srovė, tai skardis didžiulis, tai medis nuvirtas, praplaukti reikia, tai įdomu. Geras. O, dar iki Pabradės, mums dar toli. Klausėm žvejų dėl parduotuvių. Tai čia nuo Švenčioniolio iki Pabradės nėra nei vienos parduotuvės tos kaimukos, tai sakė tik tais Pabradė. Tai tikslas Pabradė. Kitaip niekaip. Viskas, mūsų kelionė turbūt baigės, nes turim kažkokių įvykį. Eik tu savo. Ir 2 dar baidarininkai. Kosmosas. Все, baigiam kelionę, skambinam policijai. Dar yra? Kokių pridaryta visokių plasmasinių pabaisyčių. Bet antis neblogai atrodo, bet tos galvos tai taip, eiktų savo, plaukiant ir įsigast gali. Šilta daras, turbūt reikės rengtis, nes kažkaip debesėlį yra, bet jau šyla, dienoja. O, mėsytės vakarieniai. Andrius Kulšė atsipjovė jau. Baisu. Nu, va, stom prie Pabradės. Ten kažkur toj pusėj pleškina. Šaudo, ten šaudo. Pietums pasidarėm. Tokias mama yra pridarius sriubos, agurkinės su perlinėm. Pavalgom, kavytę, gaidelis. Radau biškelį prie vakarienį. Bandysim tokį įdomų patiekalą gaminti. Va bus dėl kvapo voveruškė. Pavalgom, lekam.
Esam nuplaukę pusę kelio panašiai. Iki nuo Švenčionėlio iki Pabradės, pusiaukelė dabar. Yra 1 valandą. Ir pasiekėm Pabradę. Iki Pabradės, nežinau, čia kabliavom nemažai iš tikrųjų. Tai dabar yra 5 valandas. Kolega Baidarės, o čia po tiltų pasistatėm. Čia va, jeigu kam nors matytas, yra River Pizza. Kolega išėjo ieškoti degalų. Ir važiuojam kažkur tais pasileidžiam pasroviui. Už Pabradės ieškosim jau miegojimo vietos. Nu, šiandien buvo ką veikti iš tikrųjų. Ta upė srauni, tokia visokia buvo. Ir įdomių vietų buvo, ir truputį nelabai įdomių. Bet Pabradė pasiekta. Lekiam toliau vakarienę gamintis. Gavom lietaus, tai taip, wow, kalė tai žiauriai. Tai palapinę spėjom pastatyti, dabar debesis kaip ir praeidinėja, tikslas yra užsikurt laužą. Tai odai va, kiek moškės. Moškės, visas moškėm apkibęs. Fū. Tai va, bandom užsikurt laužiuką, ieškom malkų. Andrius į vieną pusę, aš į kitą pusę. Prisiieškom, kuriam laužą, šildomės. Fū, bet čia toks mašalynas, kad eina savo. Nu nieko. Gamta. Atsistojo prieš kamerą, jis subinę atsuko jisai. O kur kamera? Savo subinė. Smulkės. Įsidėks, per tą laiką dar smulkmės va paruošim ir... Spirito tabletės mus gelbėja, nes čia būtų ką veikti. Bet šiaip tai be tablečių būtų ką veikti uždegti. Taip. Nežiauriai šla. Va šitą sausieko, tada gautumėm, žinai, daug smulkių drožlių. Kirvuką, peiliuką pasijėmė. Ir užkurtumėm. Na, bet nereikės. Tabletka gelbėja. Ok, tai viską susipjaustėm. Daržovytės, įmam dvigubą foliją. Folija čia. Visas daržovės keliauja čia. Aliejaus. Nepagailėt. Ir visą. Nepagailėt. Prieskoniai, nežinau. Čia iš Gruzijos. Gruzijos. Buteliukas šitą gali nerodyti, buteliukas nuo vitamino. Realiai nėra O skirtumo. prieskoniai atvažiavę iš Gruzijos. Prieskoniai visi. Druskos irgi nepagailėt. Tada dešrą. Svarbiausia rūkytos dešros įvaryti ir čia yra spec prieskoniai. Tai čia surinkto šiandien voveruškės. Tai bus specialus ingredientas. Bet tai Gedai neeilinių gabumų. Plaukdamas voveruškų prirenki. Dabar žinai, ko reikėtų? Reikėtų šito vandens. Vandens? Jo, vandens. Nes jeigu nedėsi vandens, jisai sudegs. Tai karštas vanduo. Taip jau.
Kiek tilp? Dabar viską gražiai folija. Svarbiausia, kad nebūtų tarkelį. Kad ten trokštų viskas lygiai. Tada prasistumdom laužą. Truputį. Tada visą šitą. Tik atsargiai svarbiausia nepradur dugno, kad dugnas būtų sveikas. Įsidedam. Ir apdedam žariem. 15 minučių paliek ir... Ne 15, kokie, nežinau, kaip pusę valandos, bet nedaugiau. Jamam? Jamam. 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 Nežinau, praėjo kiek, ne pusę valandos daugiau praėjo, kol apsikrapštam, apsitvarkim. Dabar reikėtų pabandyti šitą dalyką. Žinok, ne, va, su pagaliai suplėšys. Nu, žiūrim, ką turim. Neturi armuotos pirštinės? Ne, nepasiėmiau. Nematai. Bus bėdų, žinok. Gausi rankos protezą daryti. Bet turėt būt škėpę, ne? Kiek? Ai, kusau. Bulvė iškepus. Dešra jau buvo. Vakarienė! Žiūrėkit, kokiam šūdė sėdim, bet kaip skaniai valgysim. Vat realiai laužas, tai vat tas gelbėja. Vat. Taip, ugnis visada pakelia nuotaiką. Tai gali būti visos sulytos, šmatas kaip žąsinas. Įsikūrė laužą, pasidarai valgyt, pasėmė šakės ir išjungsi kamerą. Pažiūrėkit, koks šį gėris. Skanaus, valgantiems tokios nevalgai, bet valgyti. Trečios dienos pabaiga. Esam privalgę. Truputį pašlapę. Čia viskas aplinkui. Rūke paskendę. Upė rūke, viskas rūke, viskas šlapia. Tai laukiam rytojaus. Tikėkimės bus geresnė diena. Ir įsidžiovinsim viską, pasikrausim telefonus, nes su telefonais irgi, sakau, bėda, pas Andrių iš vis ten telefonas ten vos gyvas. Aš dar kažkiek iš savo prisikraunu, tai per dieną viso kiam 4% pavyko sugraibyti iš saulės, nors saulės buvo minimaliai. Tai diena baigės, lendam į palapinę.